7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, žinau, turbūt tikitės, kad čia bus rungtynių su Maccabi apžvalga, bet visiems juk šventės, tad šiandien šis video ne apie tai. Bet būkit mieli, neišjunkite, kadangi šiandien kalbėsime apie labai įdomų Žalgirio taktinį sprendimą, kuris galbūt pakeis daugelį jūsų suvokimą, kodėl kauniečiai taip gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime ir kaip kartu neatiduoda lengvų taškų greitajame puolime varžovams. Sulig Trinkieri atėjimu 2024 metų pradžioje įvesta sistema iškart davė daug vaisių. Pirmajame praėjusio sezono Eurolygos rate prie Kazio Maksvyčio Žalgiris buvo paskutinis visoje lygoje pagal puolime atkovojimų kamuolių procentą. Antrajame rate su Trinkieri kauniečiai šoko į trečiąją poziciją pagal šį procentą su ta pačia sudėtimi. Beje, naudoju procentinę išraišką, o ne absoliučius puolime susirinktų kamuolių skaičius, kadangi tai daug tiksliau nurodo, kaip gerai komanda kuriasi antruosius šansus. Kadangi procentinė išraiška į didelį paveikslą įtraukia pramestų metimų skaičių. Pavyzdžiui, jei abi komandos per mačą susikuria po 10 antrųjų šansų, bet viena prametė 20 metimų, o kita 30, natūralu, kad pirmoji yra daug geresnė šioje kategorijoje. Taigi klausite, ką tokio pakeitė Trinkieri? Apie viską plačiai aš jums tuoj papasakosiu, bet prieš tai, kaip visada, nepamirškite paspausti like ir prenumeruokite kanalą. Tai yra paskutinis šių metų video ir aš jums visiems noriu labai padėkoti, kad taip smarkiai žiūrėjote mano kanalą šiais metais. Ačiū jums labai. Turbūt pastebėjote, kad šiais metais Žalgiris kaip niekada agresyvus kovoje dėl atšokusių kamuolių. Kiek kartų teko matyti tokias atakas kaip ši, kurioje kauniečiai ne vieną ir ne du kartus kartoja savo pačių netaiklius metimus. And neither can Francisco. Incredible 6 misses, I think. Prieš 5 ar 10 metų visi treneriai ir visi krepšinio pasaulio žmonės kalbėdavo, kad atkovoti kamuoliai yra tik noro ir energijos dalykas. Kad reikia aplenkti žaidėją, kurį tu matai priešais save ir užsiimti kuo geresnę poziciją po krepšiu. Tada turėsi daugiau šansų. Taip kai kurie kalba iki šiol. Ir iš dalies bent jau dėl energijos klausimų jie yra teisūs. Bet šiuolaikinėme krepšinyje kova dėl atšokusių kamuolių puolime tampa dar vienu apskaičiuotų strateginių dalykų. Su Kaziu Maksvyčiu kauniečiai antrajame sezone visų pirma nerodė tokios energijos, kokią demonstruoja šiais metais, o visų antra, jie bandydavo tiesiog bėgti link krepšio, užsiimti geresnę poziciją prie jo ir tikėtis geriausio. Tagging up sistema, kurią dabar naudoja Trinkieri ir Žalgiris ir kurios lietuviškas vertimas atsižymėjimas turbūt jums nelabai ką ir reiškia, buvo sugalvota vieno Australijos trenerių Aaron Fearney. Europoje vienas iš to pradininkų prieš kelis metus buvo jau mano kanale apdainuotas buvęs Bonaus ir Paryžiaus klubų treneris Tuomas Isalo, dabar jau dirbantis NBA. Tai kaip tas tagging up arba atsižymėjimas veikia? Vykstant metimui, o ypač šiame video akcentuosiu tritaškius, žalgiriečiai priešingai nusistovėjusioms tendencijoms neskuba užsiimti pirmenybę prieš krepšį, bet kaip tik skuba atsidurti už artimiausio žaidėjo nugaros. Pavyzdžiui, net Birutis vietoje bandymo užlysti Jurcevenui prieš veidą bėga už jo nugaros. Gal jums ir visa tai atrodo nelogiška, bet visa esmė čia slypi matematikoje. Pramestas tolimas metimas vidutiniškai nusileidžia 4 metrai nuo krepšio. Tad ką ten Birutis po krepšiu gali atkovoti? Na nebent ištraukti kamuolį iš tinklelio po taiklaus Lonnie Walkerio metimo. Taip, šis metimas neatšoka taip toli, bet būtent bėgdami taip link krepšio ir stumdami priešais save esančių žaidėjus po juo, žalgiriečiai susikuria didžiausią šansą pagriebti kamuolį puolime. Nes kiek metimų būna tokių kaip šis iš Deivido Sirvydžio, kuomet link krepšio bėgantis dekas net nesugeba sureaguoti į ant baudos atšokantį kamuolį. Arba šis metimas iš Deivido, kuomet 4 Asvel žaidėjams baudos aikštelėje nėra jokių šansų užbaigti ataką gynyboje, kadangi kamuolys nusileidžia kone ant tritaškio ir Sirvydis antrą kartą jau neklysta. Kartais man vis dar yra sunku suprasti krepšininkus, kurie metimo metu bėga kuo arčiau link krepšio ir sustoja praktiškai po juo. Atrodo, kad jiems niekas nėra paaiškinęs tokio paprasto fundamentalaus dalyko krepšinyje. Ilgas metimas, toli atšokęs kamuolys. Ir nuo to ypač kentėjo JAV rinktinė praėjusiais metais pasaulio čempionate ir šių metų vasarą olimpiadoje. Na, o šiame klipe stebėkime Sterlingą Browną. Kokie šansai, kad kamuolys atšoks jam po krepšiu? Tuo tarpu, jeigu jis būtų likęs vietoje ir tiesiog atsitvėręs Mitchellą, būtų nesuteikęs Žalgiriui antrojo šanso. Todėl pirmas dalykas šioje tagging up strategijoje yra nesistengti žūtbūt užlysti į priekį ir būti arčiau krepšio. To čia nereikia daryti. Tik
Tikslas yra priversti varžovą būti kuo arčiau jo, o gal net ir po krepšiu, stumiant jį į nugarą ir taip save pasistatant į tokią poziciją maždaug 2-4 metrai nuo krepšio. Būtent šioje vietoje yra didžiausi šansai tą kamuolį arba patiems atsikovoti, arba pamušti atgal savo kitiems komandos draugams. Čia Lonnie pasas Francisco ir Arnas laisvas galėtų sprintuoti link krepšio, kadangi Metas Tomasas ėjo padėti ir yra praradęs poziciją. Bet Butkevičius neskuba ir kaip tik lieka Alba žaidėjui už nugaros, Tomasui kamuolys yra čia per aukštai, kad jis jį atkovotų, o Butkei jis kaip tik tame aukštyje, kur galima jį pamušti komandos draugams. Čia kitas labai geras pavyzdys su Ulanovu. Laisvas tritaškis iš Iggy ir Ule kitame kampe vietoje to, kad bandytų visais būdais užlysti priešais Olindę, tiesiog stumia jį gilyn po krepšiu. Kamuolys atšoka per aukštai, kad Olindė jį sugautų vienas, todėl kapitonas gali pamušti kamuolį ir jis nusileidžia tiesiai Dunstonui į rankas. Kitame klipe Sirvidis yra visiškai laisvas ir aš noriu, kad jūs man pasakytumėt, kokie šansai, pavyzdžiui, Trevionui Williamsui šitą kamuolį pasiimti, jei Sirvūcha nepataikys. Kaip galvojat, ar jo, ar toliau nuo krepšio stovinčio Biručio šansai yra aukštesni? Ok, kamuolys nukrenta Iggy, kuris irgi iš kampo atsidūrė už jį dengiančio žaidėjo nugaros ir taip suteikė Žalgiriui didesnius šansus, bet Birutis eliminavo Williamsą iš kovos dėl kamuolio. Antras esminis šios strategijos dalykas, kuris padidina Žalgirio šansus pasiimti kamuolį puolime, yra energija bent iš 3 žaidėjų. Žinoma, į tam tikrą tikslą nukreipta energija. Metimo metu bent 3 žalgiriečiai turi užimti savo pozicijas už varžovų nugarų ir idealiausia, kad tai būtų aplink baudos aikštelę. Tai vienas žaidėjas maždaug priešais krepšį, kiti 2 žaidėjai ant baudos aikštelės ūsų. Tokiu būdu yra maksimizuojami šansai atsikovoti kamuolį puolime. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodo video. Vykstant metimui vienas Žalgirio žaidėjas dažniausiai tiesiog yra toliau ir pasaugo kitų 4 užnugarį, o kiti 3 Giedraitis, Menekas ir Dunstonas nebėga bet kaip, o išsidėsto aplink baudos aikštelę, apimdami pozicijas tiek prieš krepšį, tiek jo šonuose. Stabilus to darimas kuo dažniau leidžia tikėtis geresnių rezultatų. Prieš Partizaną iš toli atakuoja Smailagičius. Ulanovas per vidurį, Giedraitis dešinėje, kairėje Menekas. Šie 3 Žalgirio žaidėjai taip sustumė 3 serbų komandos krepšininkus po krepšiu, kad Francisco, kurio nieks neatsitveria, lengviausiai pasiema toliau atšokusi kamuolį. Dar vienas pavyzdys iš tų pačių rungtynių. Giedraičio tritaškis iš kampo ir Birutis jau stumia Jonesą po krepšiu. Menekas iš kampo kerta link krepšio, o Ule čia prie tritaškio aplenka Kerliką Jonesą. Ir čia nėra ėjimas prieš savo paties strategiją, kadangi sutiksite turbūt, kad nuo tritaškio nustumti savo varžovo po krepšiu per 1 sekundę yra praktiškai neįmanoma. O Ule jį dar ir aplenkę sustoja gana greitai ir jau maždaug šioje vietoje keli metrai iki krepšio stebi, kur atšoks kamuolys, kad darytų kitą žingsnį link jo. Būtent jis jį ir pasiema ir galiausiai Žalgiris pelno taškus šioje atakoje. Patys matote, kiek atsidavimo ir energijos reikalauja ši strategija. Sulig kiekvienu tritaškių metimu vyksta sprintai nuo tritaškio iš aikštelės kampų link baudos aikštelės. Čia Lonnie metimas prieš Anadolu Efes. Ir Birutis iškart turi gerą poziciją, bet Arnas su Doviu sprintuoja iš abiejų kampų link baudos aikštelės kraštų, kad padidintų savo komandos šansus, o kamuolys nukrenta tiesiai Biručiui į rankas. Pastovi energija iš visų žaidėjų yra šio sezono Žalgirio firminis dalykas. Taip, sutinku, būna ir slogesnių rungtynių ir tai yra galbūt normalu, kai tų rungtynių yra tiek daug. Bet apskritai tai atrodo, kad patys žaidėjai iš savęs turi daug noro įrodyti ir laimėti ir kovoti Eurolygoje, tiek ir treneris Trinkieri yra užmotyvavęs savo žaidėjus ir kiekvieną iš jų atiduoti 100%, kuomet jie yra aikštelėje. Ši strategija reikalauja itin daug ištvermės, todėl nežinau, kiek ji būtų įmanoma be tokios ilgos rotacijos. Manau, kad visa tai buvo suplanuota dar vasarą. Tikrai ne visada, ne kiekvienoje atakoje pavyksta atlikti tą tagging up veiksmą. Būna ir tokių situacijų, kuomet metimo metu turima pagal senasis tradicijas ta geresnė pozicija neatneša nieko. Čia 2 prieš 2 kampe, po kurio Alba keičiasi ir Ule lieka su mažesniu žmogumi, kuris nukrenta ant parketo. Francisco meta ir Ule yra tiesiog arčiau krepšio metimo metu ir bando išsaugoti tą poziciją. Bet kadangi tai yra tritaškis, kamuolys atšoka būtent tam žaidėjai, kuris buvo jam už nugaros. Bet kokiu atveju, tagging up strategija turi dar vieną savo labai svarbų pliusą. Net ir tada, kai nepavyksta atkovoti to taip norimo kamuolio puolime. Apie ką aš kalbu? Šis klipas yra puikus atsižymėjimo strategijos pavyzdys.
pavyzdys. Metas Mitchellas meta, visi likę 4 žalgiriečiai iškart kovoja dėl kamuolio ir užsiema idealias pozicijas. Bet šį kartą kamuolys taip toli neatšoka ir Asvel jį pagriebė. Ir jūs dabar turbūt manęs klausėt, tai kas čia gero šioje situacijoje iš tos strategijos žalgiriui? Bet pažiūrėkime šitą klipą dar kartą. Būtent ši tagging up strategija, kuomet reikia atsidurti prie artimiausio žaidėjo ir nebandyti užlysti prieš jį, sukuria situaciją, kuris smarkiai padeda greitojo puolimo gynybai. Nepraeina nė akimirka po atkovoto kamuolio ir visi žalgirio žaidėjai žino, kas ką dengia ir nei vienas Asvel žaidėjas neturi pranašumo. O kovojant dėl kamuolio pagal senuosius metodus ir bandant užlysti arčiau krepšio varžovams prieš veidus, tai dažnai leisdavo varžovams pradėti greitas atakas, kadangi jie pirmi atsidurdavo kitoje aikštelės pusėje ir turėdavo tiesiog paprasčiausią skaičių pranašumą. Su tagging up strategija to nėra. Arba yra ilgas atšokęs kamuolys, kurį tu pasiemi, arba netoli atšokęs kamuolys, reiškintis, kad tiesiog varžovai turės daug mažesnius šansus nubėgti į greitą puolimą. Tuo pačiu dar ir kamuolys yra pasitinkamas iš karto vieno iš žaidėjų, todėl Alba turi pradėti pozicinę ataką. Win-win situacija, kaip sakoma. Čia dar vienas tritaškis, 3 žalgiriečiai aplink baudos aikštelę ir Dunstonas yra arti kamuolio, bet šį kartą pritrūksta centimetrų. Bet vėlgi, vykstant metimui, 4 žalgiriečiai, o ypač 2 iš kraštų pavyzdingai atsiduria arčiau ginamo krepšio negu varžovai, taip neleisdami sukurti skaičių pranašumo. Na ir čia paskutinis pavyzdys prieš vieną iš labiausiai, greičiausiai norinčių žaisti komandų Madrido Realą. Francisco tritaškis ir nors čia energijos pernelyg daug realiai kovoti dėl kamuolio nėra, bet visi 4 žalgiriečiai padaro minimumą. Jie atsižymi šalia vieno iš oponentų ir yra jiems iš nugaros. Pranašumo nėra ir Campazzo tenka kažką kurti pozicinėje atakoje. Pabaigai turbūt nieko nenustebinsantis statistikos rodiklis. Iš visų Eurolygos komandų mažiausiai varžovų greitų atakų praleidžia šios 2. Ir dabar leidžiu jums kelias akimirkas pagalvoti apie 2 smagiausias stebėti šio sezono komandas. Ir taip, tie, kas turėjote galvoje Kauno Žalgirį ir Paris Basketball, buvote teisūs. Kuomet Panathinaikos, pavyzdžiui, praleidžia virš 10% visų atakų greitajame puolime, Žalgiris ir Paryžius tokių atakų apturi tik 6 ir 7% atitinkamai. Nieko keisto, kad abi šios komandos turi nuostabius gynybinius reitingus ir nieko keisto, kad abi šias komandas sieja ta pati tagging up strategija, apie kurią daugiau sužinojote šiame video. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu ir sužinojote kažką naujo. Jeigu taip, tai nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalą ir mes susitiksime jau 2025 metais. Ačiū, kad žiūrit, gražių likusių švenčių ir iki. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.